Sveiki, MLM Pro dienoraščių žiūrovai. Šiandien pas mane svečiuose Saulius Bagdonas, mano geras bičiulis. Ir sėdėme su Saulium geriam arbatą ir nusprendžiau Saulių kaip sėkmingą žmogų pakalbinti temą apie savanorystę. Sauliu, mes kartu savanoriavom kitą variantę. Klausimus tau, kiek metų tu pats savanoriavai? Tai Žilina, sveiki visų pirma visi, kad žiūrite šitą vlogą Žilina. Čia esu savanoris Saulius Bagdonas visus 4 metus. Pati organizacija gyvuoja 5 metus, o būtent yra kitas variantas. Tai galiu pasakyti, kai čia atėjau savanoriauti, tai ir savanoriauju iki galo. Tuose pati pirma vieta ir taip, pati pirma vieta, 4 metus. Ir man labai patiko. Ir patiko. Super. Ten turiu dar tokią klausimą paruošęs. Tai vienas iš tokių, manau, kad daugam yra įdomus klausimas. Kas tave, kaip sėkmingą verslininką, žmogų labiausiai veža, motyvuoja savanorystėj? Savanorystė veža iš tikrųjų, tai pasakysiu, kad turbūt egoistiškai, gavimas. Supratau, kad kuo daugiau aš duodu, kuo daugiau aš skiriu savo laiko, šiuo atveju dirbamas su moksleiviais, su žmonėmis, tuo daugiau aš gaunu. Man patinka iš tikrųjų duodant gauti. Tai tikrai tai yra, pradžiai tai jau tiesiog savanoriauti, bet po to supratau, kad tai yra labai didelė nauda. Asmeniškai, tiek kontaktų, didelį užmezgimų, net nesavanaudiškai, tiesiog gerų draugų, pažįstamų suradimas. Galų galia tai gali išsivystyti ir verslo kažkokias idėjas, kažkokius projektus. Tikrai įdomu. Tai jeigu... Kaip tik skambina kažkas ir savanorių, numesim. Sakei apie tą naudą, kurią tu gauni. Taip. Turi kažkokį gal mini success story. Nes antras klausimas buvo, ką tu pasiimi iš to, nes savanorystė dažnai susiveja su to, kad tu ateini, duodi ir iš tikrųjų nesitiki nieko atgal. Tai kažkokia gal turi mini istoriją, ką tu esi gavęs iš savanorystės. Nuo to, kad jeigu tau yra kažkoks klausimas ir sprendimą gali daug greičiau rasti. Platus ratas, taip? Elementariai, pavyzdžiui, kelias istorijas, ką aš esu padaręs, tai tikrai smagaus, kad savo galiu atsiminti ir manau, kad atsiminsiu ilgai, tai suorganizavome labai galingą stovyklą, pavyzdžiui, visi kartu su kolegom. Tikrai nuostabus renginys, 109 žmonės, pasaka, tikrai visi patenkinti, motyvuoti ir ateina. Žinau, kad ne vienas. Taip, tai yra tikrai nuostabus dalykas. Tas dalykas kartu su komanda, savanorių komanda iš tikrųjų susėdom ir sakom, ką daryti, kad būtų dar įdomiau. Galėtum, pavyzdžiui, dar pinigų, tai jau dirbti iš kažkur kitur, atitraukiant toliau savanorystę. Mes įkūrim savo verslą. Supratau. Ir verslas tas yra? Tęstinių mokymų centras. Super. Mokymai. Tiesiog iš niekur atrodo, kad irgi taip pat gėrim arbatą ir susigalvoti. Kaip ir didžiosios visos verslo idėjas, gaunasi tiesiog spontaniškai. Taip. Visi daug šneka apie visokius gerus dalykus, kad lengva, tai yra faina ir taip toliau. Sunkumai. Kokie sunkumai susiduri vis dar savanoriaudamas? Vienas momentas yra, aišku, reikia suprasti, kad reikia skirtam laiko. Niekas gal, kaip sakoma, neatsitinka. Jeigu nori tikrai save maksimaliai realizuoti, gauti patirties, savo savybės kažkas patobulinti, privalai iš tikrųjų skirti laiko. Tai gali būti valanda per savaitę, tai gali būti 10, tai gali būti dar daugiau. Nuo tas priklauso. Kai prisiėmė atsakomybę, turėjai gyventi. Tai yra, man atrodo, pagrindinis sunkumas, tai kad tu turi daryti. Visiems yra sunku daryti. Bet to malonumas ateina. Tai vėl, tai apibendrinant, kad vėlgi prisiėmė atsakomybę už savo gyvenimą, ne tik už savo, duodi atsakingai kažką kitiems, ir atitinkamai tai grįžta su kaupu atgal, ne? Tikrai grįžta. 100% įstikinam. Supratau. Jau pabaigai tavo, kaip sėkmingo žmogaus, Sauliaus Bagdono sėkmės, nežinau, receptas, ingredientai, kas tavo yra tai? Pirmas dalykas, žinau, ko nori. Kitas dalykas, kai žinai, ko nori, susidaryk labai paprastą planą. Tiesiog planą, bent jau patį paprasčiausią. Tikėk, kad jį gyveninsi ir veik. Daugiau nesupratai. 4 dalykai. Visiškai paprastas. Gerai. Ko palinkėtum tiem, kad žiūri šitą mūsų įrašą? Savanoriaukite iš tikrųjų bet kur. Pradžiai pas save namie, išplaukite indus, kai neprašo. Nuvalykite kaimyno mašiną, tik žiūrėkite, kad negalvotų, kad nors blogai apie jūs. Po to susiraskite organizaciją savanorišką, kuri tikrai jums patinka. Ir pažiūrėkite, jeigu jums ten patiks, likite ilgam. Darykite, tikrai gausit labai daug gerų emocijų. Šiltau, dėkui tau, Sauliau. Mano linkėjimas yra jums visiems iš tikrųjų savanoriauti, taip kaip daro Saulius, būtų tokia energingų ir šaunių vyrukų. Ačiū mūsų Sauliau ir iki pasimatymų. Iki malonaus. Visiems.